Šiandieną pas mus buvo diena, kada mes važiavome per podiumą. Iš tiesų, tai buvo pirmoji ralio diena. Mes neturėjome greičio ruožo, tai buvo šventė Argentinai, šventė Rosario miestui. Buvo susirinkę mieste turbūt daugiau negu 100 000 žmonių, pilnos gatvės, eismas užtvertas, miestas papuoštas, labai gražus, daugybė įvairiausių programų, taip kad turėjome parodyti tam tikrą žestą vietos gyventojams. Manau, kad tas pavyko tikrai puikiai. Aš asmeniškai laukiu rytojaus, nes noriu pradėti startuoti, važiuoti Dakarą ir tada įkristi į savo visiškai kitą gyvenimą. Antra vertus, to mes čia ir atvažiavom. Sekmadienį mūsų laukia ilga diena. Mes startuojame labai anksti, miegosime šiąnakt tikrai nedaug. Mes turime 400 km, kuriuos turime nuvažiuoti iki greičio ruožo. Tuo metu jau pakils saulė ir tikrai bus aukšta temperatūra. Tuomet mes turime 180 km greičio ruožą, kuris nėra labai ilgas ralio maratonų prasme. Matyt, organizatoriai iš pat pradžių nenori mums duoti labai sudėtingų fragmentų. Galiu pasakyti tiek, kad tai greičiausiai bus ralinio tipo greičio ruožas, kur bus tikrai pakankamai nemažai įvairių keliukų ir tolstant į kontinentą daugės matyti ir kalnų, kilsime truputėlį aukščiau, turbūt gal net beveik iki 2 km aukščio, važiuosime daugybėje upių vagų. Manau, kad apšilimui bus tikrai pakankamai neblogai. Po 180 km greičio ruožo mes dar turėsime apie 250 km nuvykti į bivaką. Tai iš viso rytoj yra virš 800 km, taip kad pakankamai ilga diena ir manau, kad tai bus geras apšilimas. Желание стартовать уже, наверное, самое главное, что пора в бой. Boludo, Felipe Magoni, que tampoco Lituania!